geriausios kokybės. Ta kokybę reikės demonstruoti ir ten Lietuva žais ir su ta pačia Lenkija, bet Lenkų ataka ir rungtynėms 23 žaidėjai o kitose šalise ir tai yra aplink šią šalį kaimynės Lietuvos rinktinės išpuolis. Rungtynės tai yra pirmosios kontrolinės rungtynės, kaip ir minėjau. Dar labiau apie taktikas bus galima galvoti, kai jau bus pilna Lietuvos rinktinės sudėtis. Gaila, buvo ten ir Emilijus Krakauskas. Rungtyniavęs Šveicarijos, neturėjo labai daug variantų ten prieš tai Eimantas Noreika, o dabar jau Lenkų 2019 metais kontrolinėse rungtynėse Lietuva būtent Elektrėnuose 3-0 tada. Dabar Lietuvos rinktinės ataka, metimas į dar. Viena Lenkų klaida ir dabar jau sutartis, čia dabar Lenkijos išpuolis, dar vienas bandymas. Toje Lietuvos U20 rinktinėje beje buvo nemažai žaidėjų, kurie yra ir šioje, turėdama pranašumą. Šiandien tokių situacijų nebuvo, pavojinga situacija ir pavojingas momentas. Ir lieka apie 15 sekundžių Lietuvos rinktinė įmūs. Užo lazda. Lietuvos rinktinės. Palaikymą. Čia jau Lenkijos rinktinės ataka, pavojingai stebime 1-1. Eimantas Noreika prieš Bartošą Čiūrą. Krenta ir Noreika ir Čiūra ant ledo ir dabar visas šis, tam tikra prasme grožis baigėsi, kadangi teisėjai skiria abiejų rinktinių atstovus. Bartošas Čiūra kardinaliai turbūt nesiskirs. Čia dabar labai lengvai praslysta tarp dviejų lietuvių finaliai. Dar kartelį. Rungtynės Kaune, čia Lietuvos rinktinės proga. Tai toks lietuvių rimtesnių problemų. Aišku, savo ruoštų galima ir Lenkus nubausti. Aivaras žaidimas ten suklydo Kamilas Valega. O dabar galiausiai žaidimas. Dar daugiau treniruočių turėjusi, jau turėjusi medžiagos ir iš kontrolinių rungtynių. Trys lietuvių gretose. Prieš paskutinę minutę prasideda, dar Lietuvos ekipa dabar perima ritulį, galimybė 3-2, toks metimas ir paskutiniai Lietuvos rinktinės bandymai. 5 sekundės, ar dar matysime progą ir pelnai. Rezultatą, bet matome ir Lenkų šiek tiek susinervavusius, ypatingai Mačiui Merkai. Pagerbkime ir mes šių rungtynių vis tik nugalėtoje Lenkijos rinktinę.